sako vienas toks mums gerai žinomas krepšinio treneris italas, kurį laiką dirbęs Lietuvoje. Aš esu svajotojas, aš turiu svajonę ir aš tikiu, kad iš tokios krepšinio aikštelės, kur yra dabar Tauralaukyje, mes galime padaryti geresnę. Ir jūs žiūrėdami šitą video sakysit, kad čia nerealistiška, čia taip nebūna, kad akimirksniu išsispręstų problema, kad kelias staiga taptų nuostabia ja, ir kad, tarkim, iš dangaus nepradės kamuolių. Bet aš jums pasakysiu, kad vienintelis nerealistiškas dalykas šitame video yra tai, kad čia nėra nei vieno žmogaus. Nes turint tokią krepšinio aikštelę mūsų kvartale, aš tikrai tikiu, kad ji nebūtų tuščia. Ji būtų užpildyta judesio, būtų užpildyta gyvybės, ją tikrai naudotų mūsų bendruomenė.